Sveiki automotofanai, šiandien parodysiu Jums Suzuki Vitara. Šitas automobilis galimai yra paslėptas B segmento deimantas. Pradžiai, aišku, norisi pakalbėti apie automobilių išvaizdą, kaip jis atrodo. Ir bendrai, prieš pradedant pasakoti apie šitą automobilį, noriu iškart pasakyti, neįrodinėsiu, kad mažas skydelis, ten nedidelis ekranas ar kokia nors klasikinė išvaizda tai kažkas tai blogo. Aš noriu pakalbėti būtent apie tai, kad šitas automobilis tam žmogui, kuris nori klasikinės išvaizdos, japoniškos kokybės, patikimumo, kuriam būtent tokia išvaizda imponuoja. Bet neapsirykit. Visų pirma, čia yra GL Plus komplektacija. Kaina dabar akcijai šiai dienai apie 26 000 eurų. Jūs gaunat va tokį automobilį su Aisin pavarų dėžė 6 pakopų. 1.4 tikrai patikimų Suzuki variklių ir tokia mild hybridinė sistema, kuri kažkiek tai padeda sutaupyti kūrą. Tai priekyje mes turim pilnai ledinius žibintus, aišku, reflektorinius, toksai, gal ekoledus pavadinsim, bet yra ir dienos žibintai lediniai ir pagrindiniai žibintai irgi lediniai. Sistema montuojama čia už tos pinigus, jūs gaunat pilnai automatinius žibintus. Ką tai reiškia? Kad tolimųjų, artimųjų šviesų, nuo dieninių iki standartinių šviesų perjungimas visiškai vyksta automatiškai. Tai jūs tik tai jungiat mygtuką, važiuojat, jeigu bus naktis, įsijungs žibintai, važiuosit užmiestį, įsijungs tolimos šviesos. Mes turim mygtukinę be raktų atidarimo uždarimo sistemą. Tai ateinant raktas kišenėje, pavyzdžiui, tai parodysiu raktą. Taip atrodo raktas. Standartis, mažas mažiukas. Galima, aišku, su raktu atidarinėti, uždarinėti, bet galima ir va. Vieno mygtuko paspaudimo užsirakina, atrakina. Veidrodėliuose yra nematomų aklųjų zonų stebėjimo sistema, kai iš šono važiuoja automobilis. Tai, kaip ir sakiau, šitas mažylis nėra toks bukas, kaip atrodo, kad va klasika ir jis nieko neturi viduje. Ne. Va čia man labai patinka, kad klasikinė išvaizda, kaip matot, minkštas plastikas, atrodo klasika, bet technologijos. Aisin pavarų dėžė, 6 pakopų, labai patikima. Bekelės važiavimo režimai, tai čia yra 4 ratų varoma sistema. AVD stovi, tai yra Snow, Sport, standartinis arba Lock. Na, čia toks imituojamas lokas. Sėdinių kokybė, na, nepasakyčiau, kad čia top, aišku, medžiaginės sėdinės, bet minkštos, fainos, ilgai tarnaus. Iš šono automobilis atrodo subkompaktiškas iš tikrųjų. Nėra jis labai ilgas, labai didelis, bet ta prošvaista gan didelė, kaip SUV-ui. Matot, atrodo lyg tai klasikinis, bet iš tikrųjų viduj daug technologijų. Gale mes turim irgi ledinius žibintus. Bagažinė, aišku, ne automatinė, kaip sakoma, ranka valdoma. Nėra labai didelė, bet gan kokybiška. Plastiko yra daugoka, bet ką čia padarysi? Čia tokia B segmento klasė, čia nebus pilnai zamšo ir panašiai. Labiau orientuota į praktiškumą, bet žiūrėkit kiek vietos. Čia instrumentus, vaistinėlė, tikrai daug galima įdėti ir dar grindys. Va. Aišku, čia neturim mes atsarginio rato, bet užtat bus geresnė garso izoliacija. Pavyzdžiui, aš su savo ūgiu, man reikia atsisėsti. Aišku, galima priekinę sėdynę dar patraukti į priekį, bet ar aš galėsiu atsisėsti normaliai? Gale virš galvos. O žinot, ankstesnė Vitara, kas buvo? Aš kai gale atsisėdavau, atsiremdavau galvą, į stogą, lubas. O čia tokio jausmo nėra. Man galiu normaliai tilpti automobilyje. Aišku, vietos čia nėra daug. Subkompaktiškai viskas. Nėra Type-C gale, jokių USB jungčių. Na, čia toksai minusas. Sėdinių kokybė identiška kaip ir priekyje. Durelių kokybė, aišku, čia bus plastikas. Kažkokių tai wow efektų nebus. Na ir vieta buteliukų. Easy fixus mes turim, tai vaikų kėdutę galim įdėti. Na, vietos kaip B segmento čia ok, jeigu mes jau žiūrim C segmentą plus ir toliau, tai aišku, čia pasirodys, kad vietos nėra labai daug. Bet asmeniškai man
kaip už tokius pinigus, kaip tokia mašinai vietos gale, ok. Manau. Variklis Suzuki Booster Jet 1.4 su mal hibridinė sistema. Pagal arklio galias. Šiaip iš price listo, kai aš žiūrėjau, tai čia, sako, yra 109 arklio galios. Bet žinokit, kol važiavau, tai nesijaučiu, kad čia tiek mažai. Man atrodo, arba kažkaip neparašo, nes aš skaičiau, kad būna rašo 129 arklio galios, nes jis man važiuoja smagiau negu automobilis, kuris turi 109 arklio galias. Galbūt dėl pavarų dėžės, nes čia Aisin, toks klasika, klasikinė pavarų dėžė, labai patikima. Iškart patikrinsim ir garso izoliaciją, va. Užsidariau, viskas fain. Kur noriu atkreipti jūsų dėmesį? Dažniausiai tokie segmentai ir tokios kainos automobiliai turi gan prastą kokybę, kas liečia medžiagų kokybę. Aišku, durelės čia bus plastikas, nieko tokio wow negausim. Praktiška, čia toks kaip džinsas, praktiškas plastikas. Bet nieks nedreba. Bet pabandykit savo automobilį, kurį be vairuotų. O taip pamaigit tą automobilį, ar yra pašalinių garsų. Iškart išsiduoda automobilių kokybę. Neminėsiu čia, aišku, gamintojus, bet pabandykit. Yra ir topiniai gamintojai, kur jūs prisiliečiat prie plastiko ir jis dreba, pašalinių garsų pilna. O va čia pažiūrėkit, tokių dalykų jau nebėra. Tai atkreipkit visada dėmesį į tai, nes bevažiuodami, bet kokia duobė, dar kažkas, nelygumai, tas siūbuojasi automobilis ir tie garsai, jūs išves iš proto, net ir sumokėdami ten 5+ eurų už automobilį. Čia tokių dalykų nėra. Ir čia viršui bus minkštas plastikas. Žinokit, tokio segmento, B segmento automobilis tai yra retenybė. Žinau, kad Peugeot dar kažką tai tokio bando daryti, bet visi kiti turės čia kietą plastiką, o čia minkštas. Daiktadėžė, subkompaktinė, nieko čia tokio nuostabaus, standartas, turbūt įdedam dokumentus, pamirštam. Porankis. Reguliuojamas. Nėra super didelis, nėra super mažas, irgi dokumentai, pavadinsim taip kaip standartas. Čia turim, čia nėra USB, dėl USB jungčių vieną turim čia, uždaromą, atidaromą, čia turim, kaip kažkokį, ne 12 voltų, gal čia 12, nežinau, dėl šito neatsakysiu, atrodo, kad kaip 12. Koks dar pliusas? Be raktų užvedimo sistema, paspaudžiam stabdį, paspaudžiam mygtuką, raktas kišenį, užsiveda automobilis. Multimedija, aišku, atrodo labai klasiškai, taip net kai kurie pasakys, va, kur čia TFT ekranas, nieko nėra, nesąmonė. O man šitas dalykas būtent patinka. Ir aš ir noriu šitą automobilį pristatyti tiems žmonėms, kurie nori va, tokio skydelio, klasikinio, kuriems pabodo, nenori va, tokio turėti planšetę čia ir čia. Man asmeniškai labai tokie dalykai imponuoja, klasika, tu važiuoji, kaifuoji. Man patinka. Tai nesiginčysiu, žodžiu, kam patinka tokie dalykai, žiūrim toliau. Pati multimedija, kaip sakoma, šis prietaisų skydelis, jis labai paprastas, nieko te wow nėra. Galima junginėti papildomus režimus, parodyti kuro sąnaudas. Čia nežiūrėkit, automobilis stovėjo vietoj, tai rodo 8 litrai. Aš pavažinėsiu POV, tai vat mano POV vairavimą pamatysit, kažkur iššoks nuorodą, paspauskit. Pabandysim kameros kokybę. Na, šiaip tokia priimtina, bet kas man nepatinka, vat koks yra minusas šitos kameros, kad nėra tų juostų, kurie parodo, kur važiuoja automobilis. Gal jas galima kaip nors perjungti. Palaukit, gal. Čia antras temperature. Bet nėra tų aktyvių juostų, kur parodo, kai tu suki vairą į kairę į dešinę. Čia yra toks vienas minusas, aš pavadinsiu taip. Na, jis kažkiek tai suteikia diskomfortą. Bet pavažinėsim su tuo automobiliuku, papasakosiu, kaip jis bevairuojasi. Vairas vidutinio sunkumo, jis nėra super sunkus, nėra super lengvas. Pats valdymas labai fainas, dėl to, kad čia nedidelė bazė, ir automobilis valdomas prognozuojamai. Va.
Koks jo minusas bevairuojant, tai aišku, garso izoliacija nebus tokia top. Bet ir turbūt kvaila jį lyginti su kokiais C segmento arba ten už 40 000 kainuojančiais automobiliais. O turbūt pilną mano POF vairavimą pamatysit paspaudę šitą nuorodą, jau sakiau apie tai. Tai ką, nurisėtimsim kūrom ką sąnaudos, nuvažiuosiu pavairuoti šitą automobilį, tai jeigu įdomu, tai gali kreiptis į Autofortas Motas Vilniuje, tikrai turi va šitą naujovę pas save, pavažinėkit, pabandykit, įvertinkit. Dar pamiršau pasakyti dėl automatinės klimato kontrolės. Už tokius pinigus gaunat pilną automatinę klimato kontrolę, kur paspaudžiat auto mygtuką, nustato temperatūrą, pamirštat. Jis pats reguliuoja sėdynių šildymas, rankinis, organizeriai. Tai papasakosiu pliusus, minusus, apibendrintai ir labai trumpai. Pliusai. Labai gerai veikia pakaba, kaip tokios klasės automobilių, kaip už tokius pinigus, tikrai gerai, fainai. Turi automobilis GEL Plus, būtent šitą komplektaciją, daug technologijų, kurios jūs gaunat. LED žibintai, nematomų zonų stebėjimo sistema veidrodėliuose, automatiniai LED žibintai, automatiniai valytuvai, pamato, nuvalo. Be raktų užrakinimo atrakinimo sistema, 4 varomųjų AVD sistema, žymi Suzuki, patikima japoniška variklė ir bendrai automobilių patikimumas tikrai bus aukšto lygio. Kuro sąnaudos, kaip ir sakiau, nedidelis, tai man asmeniškai tai yra privalumas, bet automobilis turi ir minusų. Dėl to, kad čia B segmentas, gale nebus itin daug vietos, kaip matot, vaikams gal ir ok. Nėra nei šildomų sėdynių, nei USB jungčių, nei kokio nors klimatos kontrolės angų. Nepasakyčiau, kad didelė bagažinė, bet B segmentas. Ir dėl garso izoliacijos yra klausimų. Aišku, jis nebus tokia kaip C segmento, S segmento ir panašiai.